Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo ir neopioidiniai analgetikai. Šios vaistų grupės dažnai nagrinėjamos kartu, kadangi farmakodinamika ir nepageidaujamas poveikis ir taip pat ir vartojimas yra gana panašus. Klasifikacija. Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, taip vadinami dėl cheminės struktūros, jie yra nesteroidiniai ir taip pat dėl uždegimo slopinimo, tai yra poveikio. Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo slopina uždegimą silpniau už steroidinius, tai yra gliukokortikoidus. Jie yra klasifikuojami į neselektyvius, kurie panašiai veikia abi cikloksigenazės izoformas, ir selektyvius, apie tai šiek tiek vėliau. Čia reikia pažymėti, kad ibuprofenas vartojamas tiek kaip priešuždegiminis vaistas, tiek kaip analgetikas. Ir neopioidiniai analgetikai, taip vadinami dėl to, kad jie malšina skausmą, bet neturi opioidinio poveikio, ir jie yra 3. Ibuprofenas, kuris taip pat vartojamas uždegimui malšinti, acetilsalicilų rūgštis, kuri taip pat vartojama kaip antiagregantas, ir paracetamolis. Atkreipkime dėmesį, kad Jungtinėse Amerikos valstijose šie vaistai turi kitus bendrinius pavadinimus. Tai yra svarbu, kadangi neretai naudojame Jungtinėse Amerikos valstijose spausdintus vadovėlius. Cikloksigenazė yra fermentas, kuris skatina prostaglandinų sintezę. Prostaglandinai, kaip žinia, yra uždegimo mediatoriai. Pirmoji cikloksigenazės izoforma dominuoja nesant uždegimo. Ji yra svarbi skrandžio gleivinės apsaugai, kadangi skatina prostaglandino I2, tai yra prostociklino sintezę, ir taip pat svarbi inkstų kraujotakai palaikyti. Tai lemia prostaglandino E2 sintezės skatinimas. Tuo tarpu cikloksigenazės 2 sintezė indukuojama esant uždegimui, ją aktyvina tumorų nekrozės faktoriai ir taip pat interleukinas 1, ir ši izoforma dalyvauja uždegimo ir skausmo susidarime. Veikimo mechanizmas. Tam, kad jį suprastume, iš pradžių pasižiūrėkime į biocheminius kelius, kaip sintezuojami prostaglandinai ir leukotrienai. Taigi, fermentas fosfolipazė A2 iš pradžių nuo ląstelės membranos fosfolipido atskiria arachidono rūgštį. Arachidono rūgštis yra pirmtakas, iš kurio sintezuojami prostaglandinai ir leukotrienai. Katalizuojant cikloksigenazei sintezuojami prostaglandinai, katalizuojami lipoksigenazei leukotrienai ir matome įvairias vaistų grupės, kurios veikia šitus mechanizmus. Apačioje matome visą eilę prostaglandinų ir leukotrienų poveikių. Natūralu, kad blokuojantis vaistai sintezę gali tuos poveikius slopinti, ir kai kuriems poveikiams slopinti jie ir vartojami, o kai kurių poveikių slopinimas nulemia nepageidaujamas reakcijas. Apačioje matome dvi spalvas. Žalia spalva pažymėtų poveikių slopinimas dažniausiai būna susijęs su terapiniu poveikiu, tuo tarpu raudona spalva paminėtų poveikių slopinimas būna susijęs su nepageidaujamomis reakcijomis, tačiau kartais situacija būna tokia, kad tas pats poveikis vienu atveju yra pageidautinas, o kitu ne, būtent botalų latako uždarimas yra pavojingas vartojant nėštumo metu 3 trimestrą, tačiau labai pageidautinas, jeigu tas laktalkas laiku neužsidaro kūdikiui gimus.
Ir šioje skaidrėje matome net 4 vaistų grupių veikiamus taikinius. Tai mūsų nagrinėjami nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo slopina ciklooksigenazę ir toliau prostaglandino G2 sintezę. Kiti prostaglandinai ir tromboksanas vėliau sintezuojami iš to paties prostaglandino G2. Toliau yra steroidiniai vaistai nuo uždegimo, gliukokortikoidai, kurie veikia visą šitą reakcijų grandį. Jie skatina aneksinų, lipokortinų sintezę, o pastarieji slopina fosfolipazę A2 ir tada mažiau sintezuojama arachidono rūgšties. Reikia pažymėti, kad gliukokortikoidų priešuždegiminis poveikis neapsiriboja šitų mechanizmų, yra ir kitų. Taip pat reikia pažymėti kitus vaistus, kurie čia veikia, tai yra lipoksigenazės inhibitoriai ir leukotrienų antagonistai. Leukotrienų antagonistai ir lipoksigenazės inhibitoriai šiuo metu vartojami bronchų astmai gydyti. Poveikis. Visi šių grupių vaistai slopina uždegimą, malšina skausmą ir mažina karščiavimą. Skirtumas tik tai, kad ne visi visais tikslais vartojami. Iš esmės pagal vartojimą jie yra skirstomi į nesteroidinius vaistus nuo uždegimo ir neopioidinius analgetikus. Čia pat reikia priminti, kad paracetamolis neturi jokio poveikio uždegimui. Ir svarbu pažymėti, kad acetilsalicilo rūgštis slopina taip pat trombocitų agregaciją. Šis poveikis yra labai svarbus ir jisai nulemia terapinį vartojimą. Acetilsalicilo rūgštis vartojama su tromboze susijusių komplikacijų profilaktika tam tikrais atvejais. Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo vartojami uždegimui slopinti ir skausmui malšinti, sergant uždegiminėmis ligomis, kurios yra autoimuninės kilmės, arba ir kai kuriais kitais atvejais, pavyzdžiui, osteoartritui, reumatoidiniam artritui, ankiloziniam spondilitui simptomiškai gydyti. Taip pat skausmui ir uždegimui mažinti ištikus podagrinio artrito priepuoliui. Pavyzdžiui, reumatoidinis artritas ir ankilozinis spondilitas yra uždegiminės ligos, kuriuose didelę reikšmę turi autoimuninės reakcijos, tuo tarpu osteoartritas yra susijęs su sąnarių nusidėvėjimu ir uždegimas yra antrinis. Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, jų vartojimas tuo ir apsiriboja, skausmui malšinti vartojami antipiretiniai analgetikai. Kaip jau minėjau, ibuprofenas priklauso šioms abiems grupėms. Karščiavimui mažinti vėlgi vartojami neopioidiniai arba antipiretiniai analgetikai. Antipiretiniai analgetikai, žodis pats sako, kad jie taip pat vartojami karščiavimui mažinti ir atskiria juos nuo opioidų. Ir taip pat acetilsalicilo rūgštis vartojama gydyti toms ligoms, kurios didina trombozės susijusios su trombocitų agregacija pavojų. Pavyzdžiui, antriniai miokardo infarkto profilaktikai, tai yra antro miokardo infarkto profilaktikai po jau ištikusio pirmojo.
Dažniausios nepageidaujamos reakcijos yra virškinimo sutrikimai. Kaip matome, prostaglandinas I2 yra svarbus skrandžio ląstelių apsaugai. Jo sumažėjus, ta apsauga susilpnėja. Taip pat tiek prostaglandinas I2, tiek prostaglandinas E2 yra svarbus kraujotakai palaikyti. Taip pat gali pasireikšti inkstų sutrikimai, kurie taip pat yra susiję su tuo, kad išnyksta kraujagyslės plečiantis prostaglandinų I2 ir E2 poveikis. Hepatotoksinis poveikis pasireiškia rečiau, tačiau čia reikia pažymėti paracetamolį, kuris šiaip, būdamas palyginus tikrai saugus, perdozamus tampa mirtinu nuodu. Nuo 5 gramų suaugusį žmogų gali ištikti mirtina kepenų nekrozė. 5 gramai tai yra kiekis, kuris yra įprastinėje 10 tablečių pakuotėje. Ir taip pat gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant bronchų astmą. Pažymėtinas kryžminis jautrumas, jeigu vienas šios grupės vaistas sukėlė astmos priepuolį, tai labai tikėtina, kad sukels ir kitas. Na ir kartais netgi išskiriama taip vadinama aspirinui jautri astma, kai dažniausias veiksnys, kuris išprovokuoja bronchų spazmą, būna aspirinas, acetilsalicilo rūgštis arba kiti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. Svarbios nepageidaujamos reakcijos taip pat yra ir širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, kurie dažnesni vartojant selektyvių ciklooksigenazės 2 inhibitorių. Esminis ciklooksigenazės 2 pranašumas yra tas, kad jie rečiau sukelia virškinimo trakto ir inkstų sutrikimų, tačiau vėliau, jau jiems esant rinkoje, deja paaiškėjo, kad širdies ir kraujagyslių sutrikimų šitie vaistai sukelia dažniau už neselektyvius ciklooksigenazės inhibitorius. Be to, acetilsalicilo rūgštis virusinėmis infekcijomis sergantiems vaikams gali sukelti RAI sindromą. Šis sindromas pasireiškia sunkiu kepenų pažeidimu ir vėlesne encefalopatija. Ir pagaliau, vartojant nėštumo metu, 3 trimestrą, šie vaistai gali sukelti ankstyvą vaisiaus arterinio latako užsidarymą. Vis dėlto, arterinio latako užsidarimas gali būti ir pageidaujamas poveikis, jeigu jis neužsidaro laiku, tai vienas iš šios grupės vaistų, indometacinas, gali būti kūdikiui skiriamas, kad paskatintų tą arterinio latako užsidarymą. Kontraindikacijos šių vaistų vartojimui yra susijusios su pagrindinėmis jų nepageidaujamomis reakcijomis. Tarp jų reikėtų ypač pažymėti virškinimo trakto opą ir kraujavimą, kurie gali paūmėti ar prasidėti nuo šių vaistų. Ir taip pat reikia pažymėti sunkų nekontroliuojamą širdies nepakankamumą, kuris gali pasunkėti dėl šių vaistų sukeliamo natrio ir vandens susilaikymo. Skaidrė skirta acetilsalicilo rūgšties ypatybėms. Ji negrįžtamai nuslopina ciklooksigenazę ir užblokuoja tromboksano sintezę trombocituose visam jų gyvavimo laikui, tai yra nuo 7 iki 10 dienų. Tam, kad trombocitų agregacija normalizuotųsi, baigus vartoti acetilsalicilo rūgštį, tų 7 ar 10 dienų reikia, kad jos praeitų. Pažymėtina, kad ciklooksigenazė taip pat slopinama ir endotelio ląstelėse, tai nulemia prostaciklino sintezės slopinimą, tačiau prostaciklino ląstelės yra normalios organizmo ląstelės turinčios branduolį ir jos gali gaminti dėl šios priežasties tą patį fermentą ciklooksigenazę, reiškia poveikis endotelio ląstelėmis trunka žymiai trumpiau.
Dėl šių priežasčių acetilsalicilo rūgštis slopina trombocitų agregaciją ir padeda išvengti trombozės. Paracetamolio ypatybės. Jis slopina prostaglandinų sintezę tik centrinėje nervų sistemoje, tai yra neslopina jos periferijoje ir dėl šios priežasties neslopina uždegimo ir neveikia trombocitų. Tiek skausmo ir tiek karščiavimo slopinimas yra susiję su centriniu poveikiu. Šis vaistas vartojamas tik skausmui malšinti ir karščiavimui mažinti ir ypač tinka pacientams sergantiems pepsine opa arba kraujavimu pasireiškiančiomis ligomis, kadangi kiti šios grupės vaistai jiems netinka ir taip pat paracetamolis yra pasirinktinis vaikams. Vartojant įprastinės dozes, paracetamolio nepageidaujamos reakcijos būna lengvos, tačiau itin svarbu pažymėti, kad perdozavus paracetamolis gali pažeisti kepenis, sukelti jų nekrozę. Mirtina dozė suaugusiems yra 5–10 gramų, laiku nesuteikus pagalbos pacientas gali mirti. Svarbu suprasti paracetamolio metabolizmą, kadangi tuomet galima paaiškinti, kas vyksta jo perdozavus. Štai čia turime paracetamolį, kaip prisimename, Amerikoje naudojamas pavadinimas yra acetaminofenas. Jį citochromo P450 mišrios funkcijos oksidazė, tai yra kepenų fermentas, paverčia į toksišką tarpinį produktą, reaktyvų tarpinį produktą N-acetil-P-benzochinono iminą. Vartojant terapinės dozes, šį produktą greitai detoksikuoja gliutationas, štai jų junginys ir susidaro netoksiška merkaptūro rūgštis. Vis dėlto perdozavus šio produkto susidaro daug ir gliutationas nebegali jo neutralizuoti. Tada šitas N-acetil-P-benzochinono iminas jungiasi su nukleofiliniais kepenų ląstelių baltymais. Štai junginys ir tai nulemia ląstelių žuvimą. Priešnuodis perdozuotam paracetamoliui yra N-acetilcisteinas, kuris yra gliutationo prekursorius ir pakaitalas. Prisimename, kad gliutationas yra reikalingas toksiniam tarpiniam produktui neutralizuoti. Be to, N-acetilcisteinas palengvina toksinio tarpinio produkto konjugaciją su sulfatu ir jis būna veiksmingiausias tada, kai pradedamas vartoti praėjus iki 8–10 valandų po perdozavimo, kol dar toksinis tarpinis produktas nėra susijungęs su kepenų ląstelėmis. Aišku, geriausia pradėti gydyti tuoj pat po perdozavimo, nes pašalinus paracetamolį iš virškinimo trakto visų čia išvardintų problemų yra išvengiama paprasčiausiu būdu. Opioidai ir jų antagonistai. Šios grupės vaistai yra klasifikuojami į stipriai veikiančius agonistus, vidutiniškai ar silpnai veikiančius agonistus, antagonistus ir kitus. Morfinas yra pažymėtinas dėl to, kad jis yra prototipas, pavyzdys. Kodeinas dėl to, kad yra tipinis šios grupės preparatas vartojamas kosuliui slopinti sausam. Na ir tramadolis atskirai pažymėtas kaip preparatas, kuris turi ir kitų veikimo mechanizmų. Veikimo mechanizmas. Opioidų receptoriai yra susijęs su G baltymu. Matome GI. I reiškia inhibitoriai, slopinantis G baltymas. Ir ląstelės atsako dalis yra jonų kanalų laidumo pokyčiai. Štai čia
ateina nervinis impulsas, sinapsinė pūslelė susilieja su membrana ir transmiteris atpalaiduojamas į sinaptinį plyšį. Tačiau aktyvinus opioidinius receptorius šis procesas pakinta. Štai čia yra opioidinis receptorius. Jį suaktyvinus, kalcio patekimas į ląstelę, reaguojant į ateinantį veikimo potencialą, susilpnėja ir tada mažiau neurotransmiterių, pavyzdžiui, gliutamato, atpalaiduojama į sinaptinį plyšį. Be to, opioidų receptorių yra ant posinapsinės membranos. Jų suaktyvinimas paskatina kalio išėjimą, tai nulemia ląstelės hiperpoliarizaciją, nes ląstelė darosi labiau neigiama. Tokia hiperpoliarizuota ląstelė silpniau reaguoja į dirginančius neuromediatorius. Dėl to opioidai malšina skausmą, kadangi jie didina skausmo slenkstį paaiškintų mechanizmų ir taip pat keičia skausmo suvokimą. Keičia skausmo suvokimą reiškia, kad keičiasi žmogaus psichologinė būsena ir tai lemia ramesnę reakciją, kad ir į tą patį skausmą. Na, tą lemia tiek euforijos, tai yra geros nuotaikos sukėlimas, tiek sedacija, tai yra raminamasis poveikis, ir taip pat opioidai slopina kvėpavimą. Opioidai taip pat slopina kosulį, ne vien kodeinas, bet ir kiti. Jie atpalaiduoja histaminą, tai gali sukelti bronchų spazmą. Jie taip pat sukelia pykinimą, vėmimą, slopina virškinimo trakto peristaltiką, didina žarnyno žiedinių raumenų ir tiesiosios žarnos rauko tonusą, tai gali lemti vidurių užkietėjimą ir sukelia miozę, tai yra vyzdžio susiaurėjimą. Pagrindinis opioidinių analgetikų vartojimas yra stipriam skausmui malšinti, dėl to jie ir vadinami analgetikais. Šiuo tikslu jie ir vartojami kaip bendrosios anestezijos komponentas, reiškia vienas iš tikslų bendrosios anestezijos yra malšinti skausmą. Morfinas taip pat vartojamas plaučių edemai gydyti po miokardo infarkto, kadangi tokiu atveju atsiranda didelė baimė, nerimas, kurie dar labiau sunkina ligonio būklę. Kodeinas taip pat vartojamas sausam varginančiam kosuliui slopinti. Čia reikia pažymėti, kad kiti opioidai irgi slopina kosulį, tačiau tam nevartojami, kadangi palyginus su kodeinu turi stipriai išreikštas kitas savybės ir reikia pažymėti, kad kodeinas vartojamas tik sausam kosuliui slopinti, kadangi produktyvus kosulys yra apsauginė organizmo reakcija, kuri būtina nereikalingam sekretui iš kvėpavimo takų pašalinti. Loperamidas vartojamas ūminiam viduriavimui gydyti. Loperamidas neturi iš esmės centrinio poveikio. Ir svarbu pažymėti, kad jokių būdų ne bet kurį viduriavimą galima slopinti loperamidu. Viduriavimas yra taip pat apsauginė organizmo reakcija, kuri būtina apsigynimui apsinuodijus arba patekus kenksmingų mikroorganizmų. Tačiau, kai ši apsigynimo reakcija pati pasidaro pavojinga dėl vandens ir elektrolitų netekimo, tada ir galima ją slopinti loperamidu. Nepageidaujamos reakcijos. Pavojingiausia nepageidaujama reakcija yra kvėpavimo slopinimas. Apsinuodijus opioidais tai būna mirties priežastis. Šie vaistai taip pat gali sukelti fizinę ir psichinę priklausomybę.
galima sakyti, fiziologinę ir psichologinę. Esant fiziniai priklausomybei ir negaunant medžiagos, nuo kurios žmogus yra priklausomas, pasireiškia vadinamas nutraukimo sindromas, kurio reiškiniai būna atvirkšti negu tos medžiagos poveikiai. Pavyzdžiui, morfino nutraukimo sindromui būdingi viso kūno skausmai, nerimas, bloga nuotaika, autonominės nervų sistemos sutrikimai ir didžiulis noras gauti narkotikų nenugalimas. Psichologinė priklausomybė tai yra tokia situacija, kai didžiulis nenugalimas noras vartoti medžiagą pasireiškia siekiant gauti malonius pojūčius, kuriuos ta medžiaga sukelia. Svarbu pažymėti, kad dažnai tos abi priklausomybės pasireiškia kartu. Tuo tarpu žmonėms, kurie vartoja opioidus skausmui malšinti, psichologinė priklausomybė pasireiškia rečiau. Toliau, sedacija tai yra slopinimas, sutrikusi orientacija ir nuotaikos pokyčiai, tiek nenormaliai gera nuotaika, euforija, tiek ir bloga disforija. Virškinimo sutrikimai, pykinimas, vėmimas, vidurių užkietėjimas, taip pat šlapimo susilaikymas ir hipotenzija. Vidurių užkietėjimas ir šlapimo susilaikymas yra susijęs su tuo, kad lygiųjų raumenų tonusas sumažėja, tik padidėja sfinkterių tonusas. Atkreipkime dėmesį, kad nepageidavimos reakcijos yra susijusios iš esmės su slopinamaisiais poveikiais. Vienas ryškus stimuliuojamasis poveikis yra miozė, kuri pasireiškia dėl parasimpatinės nervų sistemos suaktyvėjimo. Tipinis šios grupės atstovas yra morfinas, kuris yra natūralus opiatas. Opiatai yra natūralios medžiagos ir kartu yra morfinas tipinis opioidas. Opioidai tai platesnė grupė, kuriai priklauso medžiagos sukeliančios panašų poveikį. Morfinas yra selektyvus mu receptoriams, tai yra juos veikia gerokai stipriau už kapą ir sigmą. Morfinas turi ekstensyvų priešsisteminį metabolizmą, tai yra metabolizmas kepenyje prieš patenkant į didį kraujotakos ratą ir dėl to patikimiau veikia parenteralinės formos, tai yra tokios, kurios leidžiamos į veną arba po oda. Morfinas vartojamas stipriam skausmui malšinti ir plaučių edemai gydyti. Palyginus su morfinu, kodeinas skausmą malšina silpniau ir taip pat kodeinas yra morfino pravaistas, kadangi morfinu jį paverčia kepenyse esantis citochromo izofermentas CYP2D6. Aišku, jeigu CYP2D6 aktyvumas menkas, tai kodeinas gali būti neveiksmingas. Kodeinas rečiau už morfiną sukelia priklausomybę, jo kosulį slopinančios dozės yra mažesnės už malšinančią skausmą ir vartojamas kodeinas silpnam ir vidutiniam skausmui malšinti bei sausam kosuliui slopinti. Metadono farmakodinaminės savybės yra panašios į morfino, papildomai jis slopina norepinefrino ir serotonino reabsorbciją. Vis dėlto metadono farmakokinetinės savybės yra gerokai skirtingos, jis labai lipofiliškas, greitai pasiskirsto ir lėtai atpalaiduojamas iš audinių. Metadonas pradeda veikti lėtai ir turi laipsniškesnę veikimo pabaigą, kas nulemia tai, jog jo sukeliamas nutraukimo sindromas fiziškai priklausomiems žmonėms yra netoks sunkus. Metadonas, kaip ir morfinas, vartojamas stipriam skausmui malšinti, tačiau taip pat vartojamas priklausomų nuo opioidų asmenų palaikomajam gydymui ir to priežastis yra farmakokinetinės savybės ir su tuo susiję poveikio skirtumai. Tramadolis, kaip ir morfinas, yra mu receptorių agonistas, tačiau
tai nulėmė tik dalį analgezinio poveikio. Tramadolis, kaip ir metadonas, slopina norepinefrino ir serotonino reabsorpciją, o taip pat skatina serotonino atpalaidavimą. Ta, kad tik dalį tramadolio poveikio nulėmė agonizmas mu receptoriams, įrodo tai, jog naloksonas pašalina tik maždaug 30% analgezinio tramadolio poveikio. Tramadolis vartojamas vidutiniam ir stipriam skausmui malšinti. Tramadolio nepageidaujamos reakcijos yra šiek tiek skirtingos nuo morfino. Jis gali sukelti anafilaktoidinių reakcijų, tai yra padidėjusio jautrumo reakcijos skirtingos nuo alerginių pagal mechanizmą. Jis silpniau negu morfinas slopina kvėpavimą ir mažiau linkę sukelti piktnaudžiavimą, tačiau gali sukelti centrinės nervų sistemos stimuliaciją ir traukulius, ypač perdozavus ar kartu vartojant antidepresantų, tarp kurių yra selektyvūs serotonino reabsorpcijos inhibitoriai ir tricikliai. Prisiminkime, ir vieni ir kiti vaistai slopina jau minėta serotonino reabsorpcija, panašiai kaip tramadolis ir metadonas. Pagrindiniai opioidinių analgetikų perdozavimo simptomai ir požymiai yra susilpnėjęs kvėpavimas, miozė ir koma. Gydant apsinuodijusius bet kokiomis medžiagomis pirmiausiai būtina užtikrinti gyvybines funkcijas. Opioidai slopina kvėpavimo centrą, todėl pagrindinis tikslas yra užtikrinti tinkamą plaučių ventiliaciją. Taip pat reikia skirti priešnuodžio naloksono, kuris yra konkurencinis mu kappa ir sigma receptorių antagonistas. Kaip prisimename, opioidiniai analgetikai yra šių receptorių agonistai. Naloksonas pradeda veikti per 5 minutes, nukonkuruodamas opioidinius analgetikus. Jis turi gana trumpą pusinį periodą, 30–80 minučių, todėl gali reikėti pakartotinių dozių. Ir suprantama, kad nuo opioidų priklausomams žmonėms naloksonas sukelia nutraukimo simptomų. Aišku, priklausomiems, turintiems fizinę priklausomybę. Ir tai jau viskas, ačiū už dėmesį, o čia pavyzdys, kaip galima vežti bulves ir kitus daiktus.